O štai ir dar du jaunuoliai sumanė išbandyti Lietuvos talentų sceną. Aš esu Paulius, man 25 metai, iš Kauno ir dirbu mano aplinkoje. Aš esu Andrius Ringys, man 31 metai, aš irgi dirbu mano aplinkoje, aplinkos įmonėje, kiemsargiai. Abu jie kiemsargiai, aplinkos gražintojai ir tvarkos palaikytojai. O dar geriausi draugai. Tai mes visą laiką mes kartu net ir gyvenam po vienu stogu. Nuomojamės. Tai jo nuomojamės po vienu stogu pas Pauliaus tetą, tai mes visada kartu. Ne visi, aš būnu kartais ir atskirai. No. Bet yra viena sritis, kurioje jų mintys išsiskiria. Štai pavyzdžiui, Pauliui yra artimas krikščioniškas auklėjimas. Kaip sakoma, reikia padėti artimui, tiek artimui, tiek savo priešui. Krikščionių pareiga yra padėti priešui. Net ir, kad ir gulintis vadas padėkoti jam. Ne visai, aš jau pakovočiau. O kai nereikia su nieko kovoti, abu draugai kuria, kaip patys sako, juokingas situacijas. Parodijuoja televizijos laidas ir patį gyvenimą. Šiaip tai jau net esam tokie jau tarpusavį ten pasirašinę scenarijų, ten tipo laidai, ten tokiai savo sukurtai, tipo jau jeigu ateičiai kažką, tai jau tokie, jau turime tokių planų į priekį. Gerai, vyrai, sena jūsų sėkmės. Aš labai neskubėt, su sausysim ir babo nepasiekti. Žiūrėk, kad neprišlapintų, paskui čia valyti reikės iš viso. Gal nereikės valyti. Susitvarkyk tas drapanus, keripus, kurčios paroviai. Labas vakaras. Labas vakaras. Sveiki, kokie jūsų vardai? Miroslavas, Sugyventinė, Genutė. Su Gerovė to pačiu. Miroslavas ir Genutė? Jo. Labai malonu, ačiū labai, kad atvykote į mūsų, į Lietuvos talentus. Taip. Kiek jums metų? Nu, man tai pašakius netoli 40. Ir jūsų vedybinis statusas yra koksai? Sugyventiniai, nu. Sugyventiniai. Iš Vienu kaimu. Jo. O kuris čia tas kaimas? Tai ten Kaune, ne Kapiniškės, tai tokį žinot. Kapiniškės? Jo. Kuo užsiemat gyvenime? Šiaip tai dirbam, aš kiemų, perdikulytas susuko, kas yra dabar? Perdikulytas, sakau, susuko. Aš kiemų šluoju, irgi ten šį beitų ten. Koks tas kiemas turėtų būti užterštas, kad jį tiek daug šluot reikia? Nu, visko būna. Papasakokite, prašau, kokios yra jūsų gyvenimo svajonės? Nu, mūsų gyvenimo svajonės, tai jo televizijoje, kažkur vesti kažkokią laidą, kažkur ten. Supratau. Jau galima spausti. Koks yra jūsų talentas? Aktorystė, nu, bandysim su aktorystė. Aktorystė, jūs esate aktorės ir aktoriai. Taip. Labai ačiū, kad atvykote į mūsų šį talentų sezoną. Važiuojam, mes labai norime pamatyti, ką jūs mums parodėte. Taigi, šio vakaro aš norėjom pristatyti 3 terorizmo atvejus. Pavyzdžiui, pirmasis šaini gatvė pašėmi kažkokią škrabę iš rankinuką ir pradedi žinoma krauti. Jokius neįmanoma atkrivati. Nu ir pasižiūri, kas čia turi. Nu ką, čia nieko gero, čia kažkoks maišelis. Čia ne mano. O čia šiek popieriratas. Nu ir ką, esmė nieko čia daugiau nėra. Nu ir lieki nieko nepešęs, nes visos moteris mėgsta viską susikirti į tarpupapį. Antrasis terorizmo atvejais tai tiesiog yra pasiėmė išmanų, dabar reikia susirasti, o čia tokį turiu iš pensijukės nusipirkti, surinkį numerį 86256 ir skambini. Ko aš neatsiliepė šiandien aš krabą. Alio? Labą dieną, jūs iš prokuratūros trukdo. Iš kokios, aš neturiu temperatūros. Jūsų šunus pateko į avariją, reikia sumokėti 10 000 eurų. Lietais? Eurais. Litrais? Kokiais litrais iš vis kokiam tu amžiui gyveni? 13, 14. Eik tu šiokti. Ir galiausiai paskutinis terorizmo atvejis, trečiasis, tai yra, kai eini per gatvę, sutinki bobutę, sekmadienį išėjusią iš bažnyčios, papoteriavusią ir pradedi ją lasdavot. Tu sena tanka. Kodėl? Ne, galima šitą.
Oi, kaip aš buvau pasilgęs šitą žanro. Oi, kodėl man taip siutas Čia buvo, čia buvo labai. Oi. Gerai, Ineta, pradėkime nuo jūsų, prašau. Kuo jūs vardu? Andrius. Paulius. O, dabar aš jau noriu taip duoti. Gyvi žmonės. Nes man jau pasidarė baisu kaip košmarė, iš kurio negaliu atsibusti. Atgal į juokis 98. Buvo geri metai, beje. Jo, bet dabar yra 19. Ne. Marijau, turite kuo pasidalinti su mumis? Andriau ir Pauliau, bet pasakykit man sąžiningai, jūs tai rodot, ar ne kažkam tai? Draugams daugiausiai. Draugams, tai draugai juokiasi? Taip. Jiem linksma, juokinga jiems? Taip. Taip. Arba tie draugai labai gerai apsimetinėja, nes nenori jūsų skaudinti? Arba, nežinau... Ar kada nors draugai, kuriems jūs rodote šį savo pasirodymą... Ne vien šį daugiau yra. Yra jų daugiau, aš net nebejoju. Ar jie kada nors būna blaivi? Būna visada. Ok. Ne, gerai, žiūrėkite, jeigu pateisybei. Aš manau, kad bandymas, tai buvo bandymas. Tai yra atskira humoro rūšis, kuri Labai atskira, tai yra visiškai atskira. Tas vadinamasis... Tokia atskira, kad net atskira. Neklikino. Šitie bairiai buvo nuspėjami. Tai buvo nuspėjami. Kad jie net ne bairiai, čia yra blogiausia. Žinot ką, padarykime viską paprasčiau. Verdiktas. Marijau. Ne. Ne. Draugai, labai ačiū, kad apsilankėte. Jūs turite trečią ne, bet labai ačiū Jums, kad atvykote. Jūs bent kažką turite? Jo. Tris ne? Išvados trumpos? Viskas gerai. Atėjot, papokštavot. O beje, tikrai iš kokio jūs esat kaimo ar vietos? Ne, iš Kauno. Iš Kauno jūs esat? Viskas aišku. Laimingai, iki. Na, aš nepiktas, aš norėjau pabandyti ir viso kita. Man tiesiog tik tai biški liūdna, kad biški pasikėlė teisėjai. Šiek tiek. Kad nesuprato mūsų humorą. Viskas jau tas, sako, senas humoras, sako, visiems atsibodės. O tai jūs galvojate, kad Stasiulytė kitaip reaguos? Nežinau, man tai tikėjausi kaip aktorių supras.